Šalyse buvo pasakų jums pasakyti galiu, su nuostabiu karaliumi ir plėšiku žvaliu. Karalius buvo rožinis, nustebs, kas pamatys. Plėšikas kaip ir dera jam, pajuodęs lyg naktis. Mačiau ten damą mėlyną, kaip mėlyni žiedai. Goduolė tokia didelė, vargu ar kur matei. Gyveno žalės ten žvėrys, tikrai keista šalis. Berniuką šaunų ten mačiau. Auksinis buvo jis. Kur auksinis berniukas? Irdimat karalius. Atleisk, vargšas aš, bet kol kas karalius. Aš tau. Dantys. Lukterkit, tuojau jums padėsiu. Aš turiu musę. Dėkui, mielasis, dėkui, Auksi. Kur auksinis? Ačiū, berniuk. Ačiū, Auksinį. Kur auksinis berniukas? Kur auksinis berniukas? Kur? Kur auksas? Kur? Kur auksinis berniukas? Kur? Ryšulys arba gyvybė?
Prašau. Oi. Aš paprašysiu. Prašau. Ne. Oi, auksiniai. Auksiniai. Auksiniai tik iš paciento medžiagos. Tik iš paciento medžiagos. Auksinis berniukas, kur auksinis berniukas, kur auksinis berniukas? Atleiskite, ar nematėte čia auksinio berniuko? Ta berniuką po galais, sukaposiu gabalais, turguje mikliai parduosiu. Po plėšikiškų darbų pailsėt labai svarbu, gal kelialapį skubiai man duosit. Laimės neturėjau, aš laimę auksas te atneš, daug žiedų ir auskarų turėsiu. Pirksiu žibančias roges, perlų virtinės brangias ir kasdien kitus rūbus dėvėsiu. Reikia aukso man daugiau, naują sostą pirkt manau, kad karališka garbė klestėtų. Turi būt man patogu, nes karaliams juk sunku visą laiką nusėdėti vietoj. Jeigu man tik įstatys auksinius gražius dantis, tučtuojau į mišką aš keliausiu. Lesis ištisus metus, ten kvapnus saldus medus, visada karališkai pietausiu. Kas atsitiko, Einam pas gydytoją. Tai visai neskauda. Eime. Dėdė Loki, o kam reikia auksinių? Šitie dantis dar geresni, žiūrėkit. Dėkoju tau, berniuk, dėkui, aukselė. Taip, dabar žinau, kad tu iš tikrųjų auksinis berniukas. Palauk manęs čia, tuojau tau kai ką atnešiu. Ir sau taip pat. O, kurgi mano berniukas? Taip, dviem mazgais ir kilpa. Mada, auksė, aukselį mano, aukselėlį brus. Kodėl jūs visą laiką šitaip traukot nosį? Profesinė liga. Dirbu naktiniai pamainoj. Drėgmė. Supranti? Verčiau namo eitumėt, sušiltumėte.
Neturiu namų, neturiu. Neturite, tada eikite dirbti į fabriką, duos jums butą. Į fabriką? Taip. Negaliu. Ten kolektyvas, labai daug žmonių. O aš pratęs vienas gyventi ir mąstyti. Na, tada dirbkite kiemsargiu. Manai, kad sugebėsiu? Žinoma, antai namų valdyba. Pasibelskite. Kągi, pamėginsiu. O tu tuo tarpu pasidėk. Namų valdyba. Slapinėjai čia visokie, seka, kojas reikia valyti. Kur mano berniukas? Štai. Berniukas vadinasi? Auksinis berniukas. Mano berniukas, mano. Sakai, auksinis? Na, rodyk, ką ten kišenėje turi. Rodyk, rodyk. O čia kam? Šitas kam? Dėkoju tau, auksinį berniuk. Dėkui tau, auksė. Mano berniukas, mano auksinis. Auksinis ašurudis. Palauk, nebėk taip greitai, tų karalių palūkėkite. Berniuką neregėtai greičiau sugaut padėkite. Karaliau, neskubėkite, nes dar infarktą gausite. Aš jums tikrai atlyginsiu, jei vaiką šį pagausite. Berniukas rodos paprastas, kodėl karaliau gaudai jį? Tikrai pažįstu puikiai, aš metalą gelsvą brangų jį. Kągi daryti? Kur man karaliui dabar dingti? Dirbk kiemsargiu. Tuomet tikrų žmogumi tapsi. Nikus šneki. Kiemsargiu? Žmogumi tapsi. Aš karalius. Jūs karalius? Taip. Tikras karalius? Žinoma, tikras vaikutis. Tuomet eikite į muziejų, ten jūs lankysite. Į muziejų? Į muziejų. Gyvenome apgaulėmis, o tai labai blogai. Rūpėjo mums pasaulyje tik pinigai. Mes kvailą viltį nešėmės ir tai tikėjom jam. Juk nuostabiausia žemėje. Ek, berniukas. Tai tamsa.
juk nuostabiausia žemėje tai gėris ir tiesa.